Sveiki, mėlyjeji. Laukia tikrai įdomi, intriguojanti savaitė. Savaitės pradžia tai vis dar dylantis mėnulis ir jau atrodo, ką jau čia nuveiksi paskutinėmis mėnulio mėnesio dienomis. Tačiau nieko panašaus. Pirmadienis, antradienis, trečiadienis itin aktyvus metas. Tiesa, iš esmės nieko naujo pradėti nereikėtų, bet jūs galite nemažai nuveikti, jei imsitės spręsti senas, atsibodusias, neįveikiamas problemas. Būsite stiprus ir jums tiesiog seksis. Atsiras gerų progų, pagalbos. Savaitės pradžia tai tas laikas, kai reikia organizuoti talkas, ieškoti pagalbininkų, sąjungininkų, bendraminčių. Atsiras ir bus daug geranoriškų, jų suprantančių žmonių. Tiesa, mažai išimtis. Pirmadienis iki 13:30 minučių nebus tinkamas spręsti finansinius klausimus. Tačiau vėliau puikus laikas, kai galima dėl visko tartis, dėrėtis ir gauti visko, ką reikia. Tai jėgos metas. Ši diena bus svarbi ir dvyniam. Jų šeimininkas Merkurijus ryte įeis į dvynių ženklą. Dvyniam nuostabi diena bus ir antradienis. Baltasis mėnulis tądien įeina į dvynių ženklą ir judės juo 7 mėnesius. Išeis tik kitų metų sausio pradžioje. Kai baltas mėnulis dvyniuose, dvyniai sulaukia gerojo karminio atpildo, na, o mums visiems tai gera proga kažko pradėti mokytis. Visko. Ar tai būtų profesiniai dalykai, ar tai būtų tiesiog kasdieniniai dalykai. Mokomės bendrauti, mokomės kitus suprasti, išgirsti. Beje, apie bendravimą, apie kalbas, apie mokėjimą išgirsti. Dvyniai yra siejami tiesiog su kalbomis. Ir jei jūs skundžiatės, kad jums sunku išmokti kažkokią tai užsienio kalbą, pamėginkite. Būtent dabar palengvės užsienio kalbų įsisavinimas. Baltasis mėnulis dvyniuose padės ir užmegzti naujas pažintis, rasti tikruosius draugus. Manoma, kad dabar atsiradę nauji žmonės mūsų gyvenime gali tapti tiesiog mūsų angelais sargais, tai angelų atsiųsti mums žmonės. Tai bus ir geras laikas pirkti transporto priemonės. Na, neskubėkite, nebūtinai tądien, jūs turite visus 7 puikius mėnesius, kai baltasis mėnulis bus dvyniuose. Aišku, ne visos tos dienos bus tinkamos transporto priemonių įsigijimui. Čia jau reikėtų žiūrėti konkrečiai į dienos charakteristikas. Bus dienų, kai tikrai nereikės nieko reikšmingo pirkti, kai netgi reikės atsisakyti bendravimo. Net pačiais geriausiais periodais būna dienų, kai tai yra draudžiama. Ir baltasis mėnulis konkrečią temą jau negali niekuo padėti. Beje, norėčiau atkreipti dėmesį, kad antradienis visiškai netinkamas naujų darbų pradžiai, tik tai pabaigai. Trečiadienis. Trečiadienis puikus imtis ilgalaikių projektų, įgyvendinti senus sumanymus, kurti ilgalaikius planus. Visapusiškai pozityvi diena. Sudėtingas gali būti ketvirtadienis. Tiesa, tik pirma dienos pusė. Tai bus kritinis laikas pagal mėnulio kalendorių 29 mėnulio diena. Ji yra sudėtinga. Laimė jinai šį kartą truks trumpai, tik tai iki 15:38 minučių. Pirma dienos pusė tai tas laikas, kai reikia baigti senus darbus, pasistengti grąžinti skolas, atsiprašyti, taikytis. Mėnulio mėnesio pabaiga tai tas laikas, kai mes laidojame blogus dalykus. Tai taip pat reiškia, kad gera proga tvarkyti namus, išnešti šiukšles, šlamštą. O štai 15:38 jau stos jaunas mėnulis. Prasideda metas, kai reikia mąstyti apie ateitį. Pirmos 10 minučių iš tiesų yra labai svarbios.
mes galime kurti ateities programą, kurią verta užsirašyti. Na, o tie, kas gimęs podvinių ženklų, patarčiau kurti planus net ir visiems metam. Tai yra jūsų dvynių jaunatis. Ir nesvarbu, kad galbūt gimtadienis jau praėjo, o gal tik laukia. Pasvajokite apie visus metus. Penktadienis – ypatinga diena. Merkurijus bus labai gerame taške, karališkame laipsnyje. Ir tai gera proga svarbiems susitikimams, susitarimam, pažinčių užmezgimui. Tiesa, nepatarčiau spręsti sudėtingų finansinių problemų. Kažko prašyti. Vargu ar pavyks. Galite prašyti draugiškos pagalbos, kažkokio tai patarimo, bet ne materialių dalykų. Visais kitais klausimais jūs išgirs, supras, padės. O štai finansinių problemų sprendimą reikėtų atidėti. Ir galbūt net kitai savaitai. Nes štai penktadienis irgi sudėtingas laikas tvarkyti piniginius turtinius reikalus, spręsti finansinės problemas. Šeštadienis sudėtingas. Jis netinkamas nei romantiškiam pasimatymam, nei naujų meilės pažinčių užmezgimui. Netinkamas taip pat pirkti vertingus daiktus. Tai yra blogas laikas ir meilės prisipažinimam. Na ir visiškai netiktų šeštadienį aiškintis meilės santykių. O blogiausia, kas gali tada nutikti, tai pradėti reikalauti dėmesio, meilės, pradėti kaltinti dėmesio stygių savo artimuosius. Tėvus, sutuoktinį, brolių, seseris. Vargu ar jūs supras teisingai ir santykiai gali tik dar labiau pablogėti. Tai tas metas, kai reikia ugdyti kantrybę ir jeigu aš jau negaunu tos šilumos, kurios aš noriu, nenuliūsti. Tai laikina. Nekaltinkite dėl to mylimo žmogaus, savo artimųjų. Tiesiog tai tas metas, kai mes nelinkę dalintis širdies gerumu. Ar reikalai pagerės sekmadienį? Negaliu pažadėti. Tai irgi savotiškų nesusikalbėjimų diena, kai neverta planuoti rizikingų kelionių, pirkti vertingus daiktus, ką kalbėti apie santykių aiškinimąsi. Tad, jei norite, kad savaitgalis praeitų ramiai, pamirškite savo pretenzijas, nuoskaudas. Galbūt susiraskite darbus, kuriuos galite atlikti vieni, nes prašyti pagalbos ir tikėtis, kad jūs kas nors atjaus, supras, bergždžia. Tik širdgėlą be reikalo patirsite, na ir galbūt dar ir santykius pabloginsite. Vis dėlto nenuliūskite. Savaitės pabaiga kiek sudėtinga, tačiau tai yra laikini sunkumai, kurie vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau spręsis. Nepamirškite, baltas mėnulis dvyniuose. O kas yra dvyniai? Informacija, skaitymas, knyga. Galbūt pats laikas būtent dabar pamilti knygą. Ir jeigu jums liūdna, jeigu norite nusivilti artimaisiais bendravimu, tiesiog paimkite gerą knygą ir paskaitykite. Ir jūsų nuotaika bematant pagerės. Tai tas laikas, kai baltas dvyniuose. Nepamirškite apie knygą. Rekomendacijas kiekvienam zodiako ženklui skaitykite palmyroshoroskopai.lt